Sveiki, šį kartą pakalbėsime šiek tiek apie mačetės. Turime 4 tipus šių instrumentų. Pirmiausia, paimsime štai šią Tramontina firmos brazilišką mačetę. Kapojimo mačetė tai yra daugmaž džiunglinė mačetė, jinai yra pakankamai ilga, metro maždaug ilgio. Ir jinai pagrindė skirta yra tokioms žolėms pro džiunglės lianas apkapoti. Kadangi jinai ilga yra ir jos petis bus daug didesnis ir jėga šitam gale bus pakankamai didelė, kad nukapotų ir storesnės visokias tais šakeles. Tikrai labai gerai kapoja tokias žolės. Jėga didelė. Galim net ir medelius pakapoti. Taigi, kitas variantas tokios mečetės yra trumpesnė. Panašios formos, tik šiek tiek trumpesnė. Tramontina firmos braziliška mečetė. Jinai trumpesnė, automatiškai ir jėga jos mažesnė, tai smulkesniems darbams tinka. Medį visą laiką galima matote, kerta irgi aštri, puikiai per žolės eina, tik tiek, kad jinai trumpesnė ir nepatogu, nes pavyzdžiui, dilgėlės, tai ranką susidilgins visą. Dar vienas variantas yra Ontario Knives, amerikiečių firmos mačetė, kuri buvo bent jau kaip sklando tokie gandai ir pardavėjai sako, kad šita būtent tokia tokio modelio mačetė naudojama Vietnamo kare, amerikiečių armijos kareivių. Ir atseit čia yra ta replika, būtent tos originalios. Jinai turi ant nugaros savo dar ir pjūkliuką. Su to pjūkliuku kažką bandyt galima ir papjauti. Šiek tiek ima. Aišku, nebus tas efektas kaip tikro pjūklo, bet kažką smulkiai tikrai galima nusipjauti. Aišku, matote, kad jinai yra fosfuota, juodos spalvos visa. Plastmasinė rankena ir turi šniuriuką. Pabandom dabar šiek tiek pakapot su ją. Kerta. Dar pabandom pakapoti šiek tiek su pirmąją ilgąją Tramontina braziliškąją mačetę. Jau galima su 2 rankom imti, nes jėga tikrai didelė, sminga ypatingai. Tai matome, keliais smūgiais išmušime 5 cm griovį. Na ir paskutinis variantas, tai yra nepaliečių formos, Nepalo formos kovos peilis, taip galim pavadinti. Tai tokia mačetė. Čia jinai iš šitų visų parodytų yra, kaip sakoma, brangiausias variantas, kadangi tai yra garsios firmos produktas, gero plieno produktas, pati rankena yra medienos geros padaryta. Tai ta forma, tokia išlenkta forma, visa jėga ir svorio centras gaunasi priekį ir kertamoji jėga tikrai didelė. Bandom dabar su juo pakapoti dar irgi šalia vieną
irgi puikiai susidoroja su savo paskirtimi. Ką galėčiau pasakyti apie šitas visas mačetės? Bushcraftui labiausiai tinkama būtų štai tokia mačetė, kadangi turi pakankamai gerą dėklą, kuris tvirtinasi prie diržo. Yra ergonomiškiausios formos iš visų šitų. Yra mažiausia pagal išmatavimus. Galbūt netgi kai kurios išvykose stotų ir kirvį. Vietoj kirvio galima pasimti šitokią mačetę. Žinoma, galima būtų pamastyti ir apie štai tokią tramontiną. Kadangi irgi jinai pakankamai nėra didelis griozdas, galima ją nešiotis taip pat pasikabinus prie diržo. Nors šiek tiek jinai yra silpnesnė, galima pasižiūrėti, turėtų matytis storių skirtumas. Čia yra geri 4 mm, čia yra tik 2. Amerikiečių armijos mačetė šiek tiek storesnė, aišku, ne tokio storio kaip matote, ta nepalietiška, kokie 3 mm, šiek tiek standesnis. Tai tiek apie mačetės.